smskredit.lt. Greitųjų paskolų profesionalai pristato transliaciją. smskredit.lt. Pinigai šiuolaikiškam žmogui. Skatino ir tiesiog susikopėme ir laimėjom. Kaip treneris nuteikinėjo rungtynėm? Sakė susikaupti ir nenuleisti rankų, kovoti iki galo. Ir mes kovojame iki galo. Kaip treneris. Ir laimėjom. Galite save pasveikinti. Sveikinu. Starė vietą. Kamuolius laimėjom 20+, tai manau, čia ir buvo raktas į pergalę. Ir vaikai užsivedė galiausiai, nežaidė šiaip savo, kovojo stipriai. Sezoną vertinčiau vidutiniškai, nes tikslai buvo keliami aukšti, o pavyko, kaip pavyko. Gal pritrūko į vietą darbo, trūksta profesionalumo, bet vaikai mokinamės ir ateityje, manau, viskas bus gerai. Mes labai džiaugiamės, kad laimėjom pagaliau pirmą vietą, iškovojom auksą, taurę. Visi jaudinamės pradžiai, bet toliau pradėjom žaisti, susikaupėm ir viskas. Iš tikrųjų matėm, kad pirmi 2 ketvirčiai buvo labai sunkus, bet toliau truputį suaktyvinom gynybą ir manau pavyko taip išmušti varžovus, ko pasekoje pavyko laimėti. Realiai motyvacijos netruko, bet labai jautėsi žaidėjų jaudulys. Dar tokių besijaudinančių ir išgyvenančių vaikų dar neteko matyti iš tikrųjų. Pralaimėjom varžybas, nors lygiai ėjosi varžybas 3 kėlinius lygiai, turėjom +7 taškus. Šiek tiek trūko pas vaikus susikaupimo, atsipalaidavimas, gal pradėjom 3 taškus per anksti mėtyti, o varžovai pasinaudojo savo didelių žaidėjų ir mažu 2-2 žaidimo, pakirtimas, kur nesugebėjom apsiginti. Šį kartą jie buvo vertesni pirmos vietos, bet kitais metais pasistengsim vasarą daug padirbėti, kad galėtume laimėti finalą.